Bet vieno pito strategy parodo, kad kas rizikuoja, tas geria šampaną. Visiškai, bet... Pagauni bairį? Geria šampaną. Visam podiumą, bet anyways. Strolas 15. Strolas važiuoja 15, ar ne? Prieš paskutinis ratas. Aha. Dabar mes papitinam, užsidedam softus ir pasiemam greičiausią ratą. Jo. Aš durnas, jie durni, kas čia dabar? Adrian Newey, Aston Martin. Jo, šitą dalyką. Ir prieš Azerbaidžaną turi announcint. Turi announcint, jo, šitą. Šitą girdėjai? Tai ką? Praėjo mūsų mylima Monza. Visų mylima Monza. Nu jo, visų mylima Monza. Eik, tai prasme, Monza tai yra viena tų trasų, kur aš labai laukiu, nes visada būna kažkas tokio... Kažkokios įdomios lenktynės, kažkas įdomaus ir šiuo atveju Monzo įvyko daug įdomių dalykų ir ne tik F1 pasaulyje. Tai... Šis savaitgalis buvo crazy. Ta prasme, mes jau Instagramo storiuose net dalinamės, kad ir mes pradėjom nuo Formulės 3, tada Formulė 2 ir tada jau sėdėjom įsikandę, kas bus Formulė 1, jeigu visas Formulės savaitgalis to. F3 kokį užkūrė pirti. Finalinės lenktynės. Jo. Ir F2 kokie įvyko, žinai, stebuklai taip pat, ne? Nu, pokyčiai per lenktynių metu. Ir F1 iš tikrųjų, kuris atnešė tiek daug kontroversijų, kad buvo yra sunku visą sutalpinti į vieną video, bet mes pabandysim, ne? Pabandom. Esame įsirašę. Tai nežinau, pradėk, Kristijanai. Tai ką, mes turim Ferrari laimėtoją, Leclercą. Sveikinamai Leclercui. Aš nesitikėjau prieš šį savaitgalį, kad Leclercas dar šį sezoną laimės, bet man buvo labai įdomu, kur jie atstovės. Nes į Monzą jie atsinešė major upgrade'ą. Jie labai daug atsinešė, ta prasme, ten visą sąrašą savo upgrade'ų ir buvo įdomu, kaip tas upgrade'as, nes jie sezono pradžioje buvo major upgrade'ą irgi atsinešė, kurį rašino. Kuris neveikia, jo. Kuris visiškai neveikia. Ir po Monako jie sugriuvo. Jo. Tai va dabar Monza parodė, kad jie gal ir nėra greičiausi, bet mašina yra labai stabili, consistent, ta prasme, visiškai patikima mašina. Labai. Jo, ir kaip tik va šiandieną išėjo statistikos, tai jisai pravažiavo 3-8 ratus su antrom padom, su hardais. Su kietom, jo. Iš tų 38 ratų, 37 ratus jisai pravažiavo minutę 23. Tai yra 37 ratai, identiškas beveik laikas, neskaičiuojant tų milisekundžių. Tai yra ant kiek nutipo... Nors padangos sukibimas jisai vis mažėjo, bet jo ratų pastovumas... Tai viskas keitėsi, žinai, tipo, temperatūra keitėsi, kelio sukibimas keitėsi, bakas keitėsi, nes to visą laiką mašina vis tiek lengvėja, kuras mažėja. Sukibimas mažėja, viskas keičiasi, bet ant kiek Leclercas išlaikė tą stabilumą važiavimo. Jo. Nu yra iš tiesų tikrai impresyvi, žinai. Ta prasme, jisai šiaip netgi ir, tarkim, ne Ferrari fanai ar Leclerc fanai galėtų sutikti, kad jis tikrai yra visada top 5 vairuotojas. Tai ne veltui Ferrari ir jį pasiėmė po metų laiko ir davė vieną net ne vieną ilgiausią. Jis yra jauniausias Ferrari vairuotojas, kurį jie pasiėmė ir jisai gavo ilgiausią kontraktą, kokį Ferrari yra šešas. 6 ar 8 metus kažkas tokio. Iki 26 ar 7 metų. Jo. Kas yra crazy. Žiauriai crazy. Tas tai nėra buvo pirmas dalykas ir antras dalykas, aš manau, jis tą kontraktą pilnai išpildo. Jo, palyginus, ką jisai gauna iš mašinų. Nu, ta prasme, mes grinai prieš podcastą ir kalbėjom, kad, užsiminiau, bent jau aš galvoju, kad kitas čempionas tikrai galėtų, tapsme, jeigu taip reikėtų vertinti palei tai, kas nusipelnė ir panašiai, tai iš dar nebuvusių jau čempionų, tai mano galva Leclercas yra tikrai nusipelnęs vairuotojas, kuris tam sportui atsidavęs ir jo rezultatai niekada, kaip čia pasakyti, kaip ir vienam podcast'e kalbėjom, kad Ferrari trūksta to žingsniuko visada iki pergalės, tai trūksta to vieno žingsniuko, bet jis visada yra ten priekį ir jis visada kapojas. Aišku, yra išimčių, bet kaip ir su visais. Tai aš labai įdomią pastebėjimą turiu. Aha. Kai Russellis laimėjo savo antras lenktynės, turėjo laimėti, bet buvo diskvalifikuotas. Taip. Ką jisai padarė? One pit strategy. One pit strategy. Taip. Ir žinai, tai yra rizikingas dalykas. Taip. Nes Maksas yra laimėjęs su 2 pit strategies
prieš Mercedesą Prancūzijoje 21 metais. Taip. Tai kartais ta 2 pitstopų strategija yra pelningesnė. Ypatingai. Bet čia, žinai, tas 2 pit strategy yra tas toks, kur nenori rizikuoti. Nes kuo tu ilgiau nepitini, tuo yra didesnė rizika, kad tave pasivys, kad tu nebebūsi toks competitive, negalėsi taip varžytis, dar ir gali nuslysti nuo trasos, visi tie dalykai. Jo, red flagai, safety cars. Bet vieno pito strategy parodo, kad kas rizikuoja, tas geria šampaną. Visiškai. Pagauni bairį. Geria šampaną. Ant podiumo, bet anyways. Bet šiaip bet vėlgi, ne kiekvienas galėtų tą įvykdyti, turėdamas tus pačius įrankius, ne? Tas, tarkim, pastovius 1, 2, 3 ratus, 1 minutę, 2, 3 ratus šaut su vis senstančiom padangom, dar kietom. Tikrai nėra daug lenktynininkų trasoj, kurie galėtų tą iššauti. Taip. Tikrai ne. Tarsi, nes kitaip tai būtų biškelį arčiau būsios. Šiandien manau, kad Sainzas galėtų taip. Vat būtent. Aš manau, kad Sainzas yra geras vairuotojas, jis turi savo pliusų, minusų, bet aš nemanau, kad tokiu bairiu sugebėtų. Aš irgi, bet, vėlgi, čia jau situacija nelygi situacijai, bet tas sąrašas nėra didelis. Taip. Žinai, yra, aišku, didėjai vairuotojai kaip Hamiltonas, Alonso, yra Maxas, yra kas dar vairuojantis. Ir Leclercas į tokį sąrašą. Ir Leclercas, kurie tikrai galėtų iššaukti tokį performansą, bet šį kartą jisai ėmė viršų. Ir aš dar pamenėm, sėdėjom prie tėvika ir sakau, aš iš Leclerą šiandien. Jo, kai tu iššovei šitą, nes negaliu sakyti, kad tu hateris McLarenų. Nesu hateris. Ką? Nesu, bet. Bet tu tokį, kai iššovai, būtų bairis, kad Leclercas laimėtų ir aš taip sėdžiu, tikrai nesąmonės būtų. Ne, man buvo toks prikolas, vien dėl to, kad noriu su savo žymiaisiais pirmo rato susimovimais ir Piastris dar kol kas nėra jisai stiprus vairuotojas, bet nėra dar čempionas, ar ne? Jo. Ir ką mes turim Leclerą, kuris iš tikrųjų dažniausiai ir yra tas, kuris susirenka. Jis pasinaudojo galimybę ir jisai viską tobulai atliko. Aš manau, kad jisai tikrai. Ir jisai buvo, man rodos, tas, kuris šovė tą strategijos sprendimą. Ne? Taip. Jam po to jau kalbėjo į raciją, pasikeis stabdžius, diferencialus, visą kitą. Ir jisai pasako, davai, pabūkit tyliai, dabar jau neutson myšnai. Jo, tai žiauriai įdomi tas lenktynės, kaip netikėtai pasisuko, nes kvalifikacinis stebint. Aš galvojau, nuoširdžiai bus McLaren One-2 šeštadienį. Visi tą manė, visi tą šnekėjo. Ta prasme, čia buvo jų pralaimėjimas čia. Tai, kad jie 2, 3 vietą pasiėmė, tai yra taip eilinis. Jau ateidinėja mymas apie McLarenus, kur jų komanda sėdi ir galvoja, kaip prapisti lenktynės. Atsiprašau už blogus žodžius, bet, tikrai, kiek galima, žinai, man jau darosi nervas ir dabar galim labai gražiai perinti apie McLarenų fiasko visą. Man tai yra, aš visą laiką sulyginsiu su 21 metų Red Bullu. Davai. 21 metų Red Bullis ėjo be klaidų. Tu matai, kad visą laiką atrodė, kad Hamiltonas čiut per 1% greitesnis. Jo. Bet viską Red Bulliai kompensavo jų strategijos. Jų sprendimai buvo on spot. Ir dabar, kai tu matai, vienose lenktynėse Norrisas užleidžia Piastrį pirmą finišuoti, kitose lenktynėse Piastris tiesiog apsilenkia Norrisą, rizikuodamas abudu nurašyti. Čia dabar, kur buvo tas ketvirto posūkio incidentas, ar ne? Pastovus tie tokie, kur jie neapsisprendžia, ko jie, McLarenas nori. Piastris irgi neparodo, kad jisai pasiruošęs, padėti Norrisui. Tokie, kur, aš sėdžiu ir, jiems taip reikės. Jie jau turi championshipą. Aš manau, kad konstruktorių jie turi. Aha. Kiek jiems liko? 8 taškai skirtumas. 8 taškai skirtumas. Bet jiems taip reikia prisėsti ir pasišnekėti, kad dabar yra Norriso laikas. Kad, nežinau. Gal, ta prasme, vėlgi, gal jie tikisi, kad būtų vairuotojai kovos dėl čempionato. Žinai, aš nesuprantu irgi, ką, pakartosiu Will Buxtoną, nors pradžioje aš galvojau, kad jie, čia jie kažką čia bando išlaužti iš tų visų savo strategijų ir visų tų, kaip čia sakyti, tokių gal keistų sprendimų bando čia kažką padaryti, bet vėlgi, gal taip ir yra, kaip Zach Brownas tas ir sako,
kad pas jų nėra antro vairuotojo, yra abudu pirmi. Tai gal jie tą daro, kad ne tai, kad Norrisas laimėtų, bet kad abudu laimėtų. Tai vat dabar prieš mums podcastą tu daugiau šiandien dirbai negu aš, mes kartu dirbam. Aš labai sėdėjau ir skaičiau, kas ką turi pasakyti. Okay. Kritikai žiauriai kritikuoja Piastrį, kritikai žiauriai kritikuoja McLareną, nes ten, kas įvyko tam ketvirtam posūkį, yra, tiesiog, žinai, tipo... Aštrus mūvas. Žinai, tu galėtum pasakyti, Norrisas Lepšis prarado savo vietą ir Piastris labiau nusipelnė. Ne, Norrisas buvo tam mindsete, kad jie išvažiuoja pirmą posūkį saugiai, jisai turi pirmą vietą ir Piastris yra jo komandos narys, kuris jam padės gintis ir pasimti tą pirmą vietą. Iš niekur nieko Piastris, apsilenksiu. Ir tada sumėto Norrisas nukrenta į trečią vietą, kur Norrisas net nesitikėjo, kad jo komandos narys, kuris žino, kad čia yra kova dėl championshipų ir kiekvienas taškas svarbus, dabar tokią nesąmonę padarys, žinai. Jo, šiaip kitaip sudėdė, tai kaip ir matęs, kad kažkas tokio ir buvo. Aš bent jau bandau įsivaizduoti, aš Norriso vietoj tikrai nebūčiau tikėjęs, kad dabar Piastris tokią nesąmonę išžavos. Gal, Bet vėl, čia yra lenktynininkai, jie yra hyper competitive. Aišku, pilnai, aš neneigiu tavo, aš sutinku su tavim, bet iš kitos pusės Piastris yra tikrai, rimtas lenktynininkas. Man rodos, jisai gal čia jo ir buvo visa esmė parodyti, kad jisai yra konkurentas. Taip. Ir jisai tikrai nesėdės, kaip ten Perezas ar Botas sėdėdavo, žinai, antroje vietoje ir tipo pasitenkins. Kad Piastrį aukštai laikyti kaip vairuotoją tikrai reikia. Ta prasme, jis jau ne vienas lenktynės parodo. Ar tai yra adekvatu, čia yra jau gučiau, dėl to ir turim podcastą. Kur galime išsiaiškinti. Tai va, aš sėdėjau ir žiūrėjau interviu su Zach Brownu. Davai. Zach Brownas tiesiai šviesiai pasakė po šitų lenktynių, kad Piastris turės rimtą pokalbį, nes tai, ką jisai padarė, buvo labai rizikinga ir McLarenų netenkina. Jie tokiais žodžiais neįvardino, bet kai Zach Browno paklausė, sako, kaip jums tas ketvirto posūkio lenkimas, sako, tai buvo žiauriai per pavojinga mums ir mes turėsim pokalbį su Piastriu. Tai jisai davė, kad supras, kad nėra patenkintas. Tai, pabaig. Tai pabaigiant, Zach Brownas pasakė, kad nuo šitų lenktynių pradės prioritizuoti Norrisą, tai yra nuo Azerbaidžano, viskas pasibaigė šitas bairis. Tada buvo šnekinamas Andrėjas Stella, kuris lygiai tą patį pasakė. Jisai pasakė, sako, viskas pasibaigė žaidimai, mes biški per lengvabūdiškai viską žiūrėjom. Jisai niekada neįvardino Norriso kaip number one driver, bet jisai pasakė, kad mes dabar prioritizuosim Norrisą. Nes jiem jau dabar reikėjo, tarkim, Piastris antras važiuoja, aš tau sakau, turėtų užleisti Piastris Norrisą į priekį. Tebūnie, žinai, Norrisas pirmą vietą atidavė Piastris, žinai, čia antra vieta, čia nieko. Tiesa. Ir visi, ką būdų sėdėjo, galvos nuleido, nusivylę. Bent jau, Piastris sukūrė visą šitą bereikalingą konfliktą. Taip. O McLarenas užgarantavo, stupid strategy. Ir dar, aišku, McLarenas, būnant McLareno, komanda, nesusitvarkęs to laiku. Ir man yra pikta, žinai, dėl to aš ir sulyginu su 21 metų Red Bullu. Negaliu sakyti apie Mercedesus, nes Mercedesai savo nesąmonį yra pridarę 21 metais, kai visi pitino, o jie nepitino ir Hamiltonas, Vengrijai Hamiltonas viens pats startino, tai čia irgi toks... Būna išimčių vėl, Mercedesas irgi buvo tada pasikaustęs ir tai buvo, žinai, jie ir laimėjo čempionatą, bet pointas yra, kad čia jau biški situacija kitokia. Taip. Jo. Tai va, žinai. Tai man tas toksai biški pyktis ir, žinai, aš labai noriu, kad McLarenas laimėtų. Tai būtų fainas dalykas, visą kitą. Bet kuo toliau, tuo aš labiau galvoju, kad jie nėra nusipelnę. Jie turi greitą mašiną, bet visi kiti aspektai... Ir jie turi tikriausiai vieną stipresnių vairuotojų. Line-upą. Norrisas tai stiprus vairuotojas. Jų line-upas yra tikrai stiprus dėl to, kad jų abudu vairuotojai yra geri. Ne kaip... Piastri geras vairuotojas. Aš manau, kad jų line-upas yra stipresnis negu Leclercas su Sainzu. Nes jie pastoviai pykstasi. Kas, Leclercas su Sainzu? Visada viens dėl kito nepatenkinti, jie visada nepasidalina ir visa kita, žinai. Jie abudu yra žiauriai konkurencingi, bet žiauriai. Ta prasme, Sainzas tai ten
Jisai, kiek ten žiūrėjau apie jį, jis netgi tarp draugų ten, kai užsiema golfu, jis nori laimėti. Nu, tipo, jis tiesiog yra winner, ne, tai mentalitetas pas jį. Leclerc'as jis irgi ims viską visada maks, kiek gali. Tai faktas, kad bus ta trintis. Bet nors su Piastri, tai ta dinamika, tai jaučiasi, kad yra kitokia. Man įdomu, ar neprasidės to tokio Verstappino ir Perezo beefo vaibas, kad Norrisas į Verstappino pusę, kad, nu, tipo, nebebus draugiškas Piastriui. Nes, žinai, tipo, kiek laiko Norrisą liečino, šnekino, kad užleistų Piastriui vietą, čia dėl komandos, tau tai ateityje atsipirks, visą kitą. 20 ratų kalbėjo jam jausi, kad ten užleis čempionatai, nelaimė vieni patys. Ir iš nieko Norrisas užleidžia, o dabar tokioj situacijai. Bet irgi buvo kontroversiškas sprendimas, irgi visi tada sako, ar turėjo užleisti, ar ne, tik Norrisas dėl čempionato kovoja, Norrisas turėjo būti selfish. Ir dabar vėl tas pats. Tai Norrisas būtų neužleidęs, ši diena būtų lygiai tokia pat. Kaip tada buvo. Nu, taip. Tiesiog Norrisas būtų dabar turėjęs ne 62 taškų pranašumą, ne pranašumą, o atsilikimą, o 54? Ne, 56. Jo. Tai yra žymiai jau mažiau, jam būtų, statistiškai, čia yra tokie, kur, aš nežinau ką, net pasakyti, jeigu... McLarenas, tokiais momentais ir parodo, kad nėra pasiruošę jie laimėti čempionatą. Jeigu, pavyzdžiui, būtų mašina, Red Bullis būtų nenuvažiavęs į lankas su savo developmentu, Red Bullis būtų buvęs Red Bullis, McLarenas nebūtų toks, nebūtų net grėsmė su savo, nes jie per daug nepatikimi yra lenktynėse savo patiems, kad jie galėtų įkabinti kažką normaliai su taškais ir, jeigu, tarkim, Red Bullis būtų toliau, kur buvo metų pradžioje, pavyzdžiui, ne? Taip. Tai be šansų būtų McLareną žiūrėti kaip konkurencingą čempionato kandidatą. Ta prasme, jie būtų numeris 2, numeris 3. Va, nežinai, taip pat, su Ferrari's. daleiskim, Norrisas pralaimi čempą, jisai Verstappenas tampa čempionu. Aha. Kurioj vietoj, ir jis 3 taškų skirtumą pralaimė. Jo. Kurioj vietoj sezone kaltintų, kad va šitoj vietoj mes padarėm klaidą, kur galėjom nedaryti? Ne, čia tas atsakymas, kur per daug rinktis. Exactly. Exactly. Kur nepadarėm klaidų. Dabar kiekvienos lenktynės jų pralošime. Gerai, prieitos lenktynės, dabar Zandvoorte jie laimėjo, viskas ok. Zandvoorte išdominavo totaliai. Taip, ir visi tikėjos dabar to paties, bet dabar, balaganas, nežinau, Bet vėl, mes, mėgstam nuspėti, ne, gal ir žinot, kas laimės čempionatą, dar čia likus ten jiem kiek 3 mėnesių mane iki jo galo. Taip. Bet visas šitas fiasko tikrai dovanoja gerų momentų, kur tu gali paprikolinti. Taip, kur mes sėdėjom ir aš sakau, aš net nebesuprantu, kas vyksta. Vieni 2 pit stop strategy, kiti vieno pito, dafiga nuvažiavimų, penaltys, žodžiu, labai didelis toks kažkoks. Žiauriai buvo tas, kad visi varė, ne visi, bet daug kas pasirinko gan skirtingas strategijas, kurios buvo ganėtinai netikėtos, ne, kaip, pavyzdžiui, Red Bulliai startavo atvirkščiai nuo visų kitų, ne, ir išvažiavo vis tiek taip pat kaip. Jo, jie vieninteliai su hardais išvažiavo. Jo, ir jie turėjo, jie varė hardai mediums, ne, ir jie visiškai nevažiavo, tai prasme. Ne, pasiginčiusi, Verstappenas važiavo. Bet jisai, aš pamenu, trečią tą atkarpą su mediumsiais, aš stebėjau, kiek jis buvo už Hamiltoną ir laikas, žinok, vis didėjo. Aš manau, kad čia darbiški moralė dingo. Tu nepamiršk, kas įvyko pitose. Jam... 6 sekundės. Pirmas pitstopas. Taip, 6 ar 8 tenka, 6. Tai va, žinai, ir jisai vairą daužo, jisai sako, tai kokia mūsų dabar strategija? Tiesiog važiuok. Tai. Ir tu sėdi ir toksai, tipo... Jau Max faktorius nebeveikia. Jo, kur kvalifikacija nuėjo veltui ir aš šiandien sužinojau, kad per Perezą. Nes jisai pasirodos Q3, kai jie važiavo paskutinį ratą, Perezas susivėlė žvyrkelį, išmetė žvyrą ant asfalto ir sumėtė Verstappeną. Jogi, taip ir buvo. Tiesiog debesį žvyrą pamenu, ne, išsuko Maxas debesį žvyrą. Ir štai, ir turim šūdiną kvalifikaciją, tada reikia atpirkti viską per lenktynės. Bet gerai, 6 sekundžių pitstopas, bet įprastai Maxą tai nebūtų pristabdę. Prasme, Maxas būtų išvažiavęs vis tiek, rezultatą gavęs, žmonės būtų pasivijęs lenkęs.
Ten daug. Gerai, ką jis būtų kvalifikavęs aukščiau? P4, ane? Jis nebūtų vis tiek, aš nemanau. Bet Norrisas P3 buvo ir tada būtų buvę ne 8 taškų skirtumas, o būtų buvę 2, man atrodo, arba 3 taškų skirtumas. Kas yra damage'as Norrisui žiaurus. Nes Norrisui dabar kiekvienas rungtynės reikia minimum 7 taškų skirtumo. Jo. Nu, jo, tiesa, bet vėlgi, ta prasme, klausimas. Atsiprašau, Coca-Cola. Ta prasme, mano galva Maksas vis tiek kažkiek būtų išvažiavęs geresnis lenktynės. Mersai lėkė, nebuvo gereitesni už Ferrarius, bet gerai važiavo. Hamiltonas palyginus gerai važiavo. Bet aš nepasakyčiau, kad Hamiltonas buvo už Verstappeną greitesnis. Tiesiog jie... Gerai, aš sakyčiau, kad jie buvo labai panašiai. Tai va. Jie buvo labai panašiai. Bet vėlgi, ir kai tu kalbėjai apie Red Bullį, kuris dominavo sezono pradžioje, ir Mersas, kuris nedominuoja jau 3 metus, tai čia nėra geras palyginimas, žinai, tipo Red Bullį. Tai dėl to aš galvoju, kad tas nelabai būtų ir pagelbė, apart aišku, jeigu jis ten būtų top 3 šovęs, tai gal ir būtų užsivedęs, dėl pergalės kažką gal ir būtų važiavęs, bet to nebuvo. Klausimas, ar nebuvo dar klaidos Verstappenui užlaikyti Norriso. Aš suprantu, kodėl jis užlaikė, bet ar nebūtų, nes jisai labai vėlai tada papitino. Jo, nes realiai tas nieko nepakeitė galų gale. Kai išėjo iš pitstopai, tas pranašumas buvo tas pats. Galbūt Norrisas ten kažkokiu magišku būdu būtų pavijęs Piastri, bet klaustukas. Tarp kitko, Piastris labai yra pasipiktinęs dėl Strolo. Girdėjai, kad dėl go-kartų jį išvadino. Atrodo, jog Strolas važiuoja pirmą kartą su kartingais. Jo, šitas geras. Dėl ko? Dėl to, kad būtent tuo paskutiniu stintu, ten per 5 ratus Piastris gaudė Leclerc'ą. Strolai vėliavą mojavo, davai traukis mėlyną, nes jį lepino. Ir per Strolą Piastris prarado sekundę laiko. Minimum. Minimum sekundę užtruko. Jo, tai pasipiknės buvo. Bet Strolas ir Aston Martin, ką šį savaitgalį padarė, tai yra kitokia matematika. Strolas 15. Strolas važiuoja 15, ar ne? Prieš paskutinis ratas. Dabar mes papitinam, užsidedam softus ir pasiėmam greičiausią ratą. Jo. Aš durnas, jie durni, kas čia dabar? Jo, tai aš pamenu, žiūriu mane ir tokie, Strolas su softais. Strolas su softais, jisai važiuoja tam, kad pasiimt greičiausią ratą. Kokio velnio? Jisai 15 nukrito į 18 vietą, jisai to taško negaus, nes gauna tik top 10. Žinai, gal čia gal yra 5D šachmatai, žinai, tipo Aston Martinas galvoja, kad dabar čia paimsim vieną tašką nuo McLareno, dėl to tai biškelį sumažins persvarą, žinai, čempionatį nuo McLareno ir dėl to, jeigu netyčia Aston Martin išsiaiškins mašiną galų gale su kažkokiu magišku būdu, tai kad jie galėtų atsikret ateit ir paimti čempionatą. Čia tu nesupranti, Kristijonai, tu čia nesupranti. Kad jisai vis tiek nesugebėjo to ratą su softais, kur Norrisas važiuoja su senais hardais. Ne, ar su mediumais? Neatsimenu, gal su hardais. Gal su hardais, nes jisai varė hard, medium, hard. Gali būti. Jo. Ir vis tiek nepaėmė. Ant kiek tu lievas vairuotojas turi būti? Ta prasme, čia aš sakau, kai jie announcino, tai toks buvo šokas, toks, žinai, kad jisai vairuos kitais metais. Šokas. Taip, netgi žinant, kad jo tėvui priklauso Aston Martin. Va šitoj vietoj aš dabar tau įkišiu tokį dalyką, ką aš šiandien labai to norėjau papasakoti. Davai. Tai yra daugiau negu rumorsas, mažiau negu tikras faktas. Tai yra reiškia, kad tai yra rumorsas iš tokio pat patikimo šaltiniaus, kaip kai aš gavau rumorsą, kad Hamiltonas eina ir Ferrari. Okay. Tai yra labai labai patikimas ir tarp kitko Daily Mail, kuris yra UK didžiausias naujienas, visur šneka, jau oficialūs puslapiai, kad Adrian Newey į Aston Martin. Jo, šitą dalyką. Ir prieš Azerbaidžaną turi announcint. Jo, šitą. Šitą girdėjai? Mes kalbėjom apie kontraktus, bet kad dar pasirašyta yra kažkas, ar ten announcinimas, tai ne. Tai va, labai daug kas visi šnekėjo, kad jisai varys į Ferrari ir kažkas buvo leptelėjęs. Ne, taigi ne. McLarenas ir Aston, taigi buvo paskutiniai frontrunneriai. Ferrari taigi atsisakė. Mes kai kalbėjome, pamenė, taigi buvo šitas.
Jo, bet aš va dabar ką skaičiau, tai kad Ferrari jį irgi norėjo ir būtent buvo, kad tasai Hamiltonas jį labai ten atvaryk, Ferrari, su manim, visą kitą, žinai. Lėčino jau. Ir kažkas, vienu momentu buvo atrodė, kad jisai viskas į Ferrari, taip. Bet kažkas leptelėjo, kad kol rašalas ant parašo neišdžiuvo, tau niekas nėra garantuota. Taip. Tai va šičia ir tipo yra tas faktas, kad jisai varo į Aston Martiną. Rumorsai yra, kad Red Bulliai jisai gaudavo 15 milijonų į metus, čia gaus 20. Uf. Taip. Nu, tai infliacijai pasidė. Nu, infliacijai. Tai infliacijai pasidė. Ir jisai, tarp kitko, kaip tau neturi Pietų Afrikoje namą. Ok. Jau. Nu, uždirba tam. Uždirba tam. Ten kainos, man atrodo, nėra didelis. Tai. Taip, nežinau. Nu tai va, Adrian Newey į Aston Martiną, ką tu manai? Kai Strolas tenais yra, nu buvo... Aš nežinau, ką galvoja Adrian Newey pagalvojus. Gal jam pasakė Lawrence'as, kad jis ten ilgai nepasiliks. Nu, vienas iš dar faktorių, kad Aston Martin pasistatė už 200 milijonų naują factory. Ja, bet kas iš to, jeigu tavo mašinas nemoka vairuoti 5% vairuotojų? Jeigu tu esi Adrian Newey ir tu galvoji, gerai, gal į Ferrari eiti, bet Ferrari aš nemanau, kad jisai būtų gavęs labai daug laisvės. Nu va, Ferrari dar jisai plus ne italas, tai dar tas problema. Tai va, žinai, ir tada jam siūlo Aston Martinas, kur su naujais žaisliukais visą kitą. Ir šiaip ten pat netgi, tai jų gamykla Silverstone. Taip. Netoli Milton Keynes, nu tipo, jam net nereikėtų kraustytis. Nu. Jam siūlo gerus pinigus, naują gamyklą, visi po padu tikriausiai. Aš manau, kad... Ir dar ateina Hondos variklis, su kuriuo Adrian Newey, prašau, kokias mašinas stato ir visa kita. Tai realiai vienintelis, kaip čia pasakyti, niuansas, lenktynininkas, Strolovič. Jisai vienintelis niuansas yra Vindauliker. Tipo, tai, bet, vėlgi, ta prasme, visi jau laiko špygas ant metų, kad priims sunku, bet teisingą sprendimą ir kiš kažką, kas moka vairuoti. Žinai, tada aš manau, kad aišku, Fernando turbūt ir yra geras pavyzdys, kad jisai, kad ta mašina, kaip čia pasakyti, Fernando yra geras vairuotojas ir ta mašina yra geriausiai pozicija, kokia gali būti turbūt dabar. Žinai, jisai tai, šiaip Fernando jisai vis tiek vairuos kiek be gali, visada. Aišku, jeigu ten tu įsėdi ją ir jinai ten turi problemų didžiulių ir nesijauti jau saugiai, ne? Bet Alonso bus visada tas, kuris jisai, jeigu mašina gali, spaus. Ne veltui, jis yra geriausias rookie. Tai va, tai žiauriai įdomus sprendimas, galiu pasakyti. Įdomu, kada pasijaus skirtumai tarp dabartinės mašinos ir kitos. Su naujais regulationiais. Aš manau, kad 26. Manai, kad taip greit pasijaus? Juk jie visi gali tik nuo kitų metų pradėti vairuoti, tą statyti, tas mašinas. Tai faktas. Jie dar neliečia tų mašinų, tik varikliai. Tik varikliai. Jo, tik varikliai yra liečiami ir kitas dalykas dar gardening leave, tai yra žiūrovams paaiškinimas, jog kai išeina kažkoks svarbus inžinierius į kitą komandą, jisai turi nurodytą laiką, tiesiog negali niekur dirbti, kad neišduoti savo buvusios komandos informacijos. Jo, tai yra metai laiko, 2 metai laiko. Jo, tai jam galios, man atrodo, iki gegužės kažko. A ne? Juk jo nebėra, jis sakė, kad jo tipo gegužės mėnesį jau nebebėra, Red Bulliai, turminį, kad nebevažiuoja. Nežinau, aš kai skaičiau, tai tipo... Nežinau, ar oficialiai čia, kad iki gegužės, gal iki birželio, bet aš skaičiau, kad tipo iki mei ir jo, tai... Įdomiai, tu prasme, tas sprendimas gal ir nepasijaus dar, žinai, 26. Aš abejoju, nes vis tiek jie jau tą dizainą paėmą jau, tu turi jau, kai gauni žalią šviesą, tu jau pradedi dirbti prie to, tipo, čia logiškai ir Adrian Newey neatėjęs, nesakys, tipo, daro mano variantą, nepatinka man. Vis tiek, tai yra procesas, plus nes aš kaip supratau, ir pačiam Red Bulliai jisai nebuvo pats pagrindinis dizaineris. Jisai buvo, tiesa, aerodinamika. Jisai nebuvo tas, kur kiekvieną dieną yra ofise ir tau priima sprendimus. Jisai gal buvo tas, kur krypti, užmeta, ir aišku, siūlo dizaino sprendimus ir visą kitą. Bet tas chief technical, tas, neatsimenu, kaip vadinasi,
tas pilnas pavadinimas, bet tas buvo visą laiką kitas vyrukas. Ir jų buvo nemažai. Tų, kurie, aišku, kurias dabar nugrebė McLarenas ir Aston Martin. Tai dabar jaučiu iš Red Bullio ten tiek žmonių perėjo Aston Martin, kad... Red Bullis kraujuoja. Ir, labai kraujuoja. Ir tai matosi. Sakyčiau, kad jie dar nuslėptų, bet jų strategijose prasidėjo spragos. Jų pitstopose prasidėjo spragos. Jų mašinoje prasidėjo spragos. Visur. Nu, ta prasme, Red Bullis labai stipriai kraujuoja ir aš nežinau, tipo, jiems labai reikia kažko, kad dabar atsigautų. Čia nebus vienas tų variantų, kada tiek nukraujos, kad ten reikės vėl perstruktūrizuoti visą komandą. Nu, ne vėl, bet tipo, kas būna tokia atveju. Kitas komandas, va, kaip pavyzdys, ne, jeigu nevyksta, va, pavyzdžiui, Matija Binotto, out. Nevyko su Ferrari ten kažkokie ten rimti, kaip čia pasakyti, rimtas čempionatas, nu šiaip vyko, bet nebuvo gal tokių rezultatų, kokie tikėjos Ferrari valdžia ir jį permet. Ne? Ta prasme, ir tai buvo... Prieš Matiją Binotto buvo... neatsimenu dabar tų visų. Bet esmė tokia, kad... Arba, nu, geresnis pavyzdys Alpinai, ne? Kur ten kas pusę metų keičia savo team principų. Nu, tai, ta prasme, visada ieško kažkokių ten restruktūrizavimų ir panašių. Red Bullis, bet aš įtariu, kad nelabai keisis valdžia. Aš manau, kad Christian Horner yra stipriai įsikabinęs. Nu, blema, kiek tas stipriai, žinai, tipo, jo... Tu galėjai dabar metų pradžioje pasikeis su visais kontroversijom ir su visais tais, žinai, ieškiniais ir panašiai. Galėjo, bet jį gynė rezultatai. Nu, gynė, nu, blema. O dabar kas gins? Tai va, žinai, tipo, nieko nenoriu sakyti, bet jo, jisai yra Red Bullio įkūrėjas, jisai yra vienas ir vienas, jisai yra ilgiausiai išbuvęs. Ir jauniausias, jis nuo 2-8 metų. Nu. Tai mūsų metų bičias tapo Red Bull team principų. Tai yra insane, tai yra crazy ir ta prasme, wow. Jo. Bet jam, nu aš nenorėčiau, man jisai patinka kaip bičas, jisai, nu, tipo, jisai aukština Drive to Survive, ta prasme. Taip. Bet jam atrodo, kad grėsia Gunter Steinerio likimas. Nu, bet tai čia dar per anksti šokti tą valtį. Čia vienas, tai sakyčiau, pusę sezono, kur jau prasidėjo, žinai, birėjimas toks komandas, dar nėra pasaulio pabaiga. Žinai, nu... Nu, bet jeigu Verstappenas išeis? Aš sakyčiau, ten prasidės jau toks, sakykim, sakyčiau, tada katastrofa prasideda tada, jeigu Red Bull šiais metais nukrenta 3. vietą. Kas yra realistiškas su taškais. Ta prasme, jeigu dabar likusias lenktynės ir Ferraris ima aukštesnės vietas negu Red Bullis, tai pasyvėja labai greitai ir Ferraris. Jeigu Red Bullis nukrenta į čempionšypo 3. vietą, man rodos, tada bus priimti kažkokie sunkūs sprendimai labai greitai. Tu įsivaizduok, laimėtos 8 lenktynės ir čempionšypas, 7. Ir čempionšypas pralaimėtas. Ta prasme, be pratybę pagalvojus. Taip jo. Ta prasme... Jeigu neklystu, jeigu Norrisas laimės, tai bus didžiausias gapas, iš kurio comebackinta buvo į 1. vietą. Nu, tai yra iš 2 į 1 per didžiausią atkarpą. Nes buvo pačioje pradžioje virš 100 taškų, man atrodo. Ir vis vyjosi ir vyjosi. Jo, 100 ten su viršum, jo 110 kažkas tokio buvo taškų. Ir po truputį kabino ir dabar jau viskas. Komanda tai yra, nu kaip ir kalbėjo, yra visi analitikai, kurias man teko domėtis, kad yra sąmyšiai. Komanda yra pasimetus. Labai. Tai pats Verstappenas, abudu Verstappenai šneka, kad, hebrai reikia žiauriai susiimti. Netgi rumorsas buvo po Zandvorto, kad Verstappenas specialiai lėtai važiavo, tam, kad Milton Keynes visa komanda susiimtų. Tiesiog susiimtų. Ne tai, kad sunerimtų, bet susiimtų. Toksai pabudimo, toksai skambutė wake up call, ne? Jo, nes, iš niekur nieko McLarenas 2-3 sekundėm greičiau atvažiavo. Žinai, ir tada, žinai. Jo, toks pranašumas negirdėtas. Verstappenas, paneigė, Red Bullis paneigė, kad čia taip nebuvo, bet, čia toks rumorsas, žinai, o rumorsai iš kažkur ateina, žinai. Taip, kažkas kažkur kažką pasakė, fakt. Bet šiaip, man įdomu, ką mūsų žiūrovai galvoja šitą klausimą. Va, čia labai daug galite pasisakyti, pakomentuokite iš tiesų, ką manot apie mūsų McLarenus, apie Verstappeną ir Red Bullius, gal ir apie tos pačius Ferrarius, ir ar jie dar turi progų laimėti šį sezoną, nes jeigu atvirai, aš manau, kad
Kiek gili Red Bull duobė? Parašykit komentarus. Jo, tai yra midkaras. Dabar va taip mintis sugeneravo. Aš nebemanau, kad Red Bullis laimės šiais metais lenktynių. Gal vienas, kokias, bet aš manau, kad didžiąją dalį turėtų laimėti McLarenas, bet su savo nesąmonėm jie labai daug taškų. Daug gali prarasti. Ja. Labai daug taškų atiduos Ferrari ir Mercedesui. Bus stipresnių trasų Mersui. Mersas ir Ferrari labai daug išnaudos galimybių, kurių susimovė McLarenai. Taip. Ko šiaip nebūčiau aš tai sutikęs, pavyzdžiui, per vasaros pertrauką. Aš būčiau sakęs, kad, tikrai čia taip nėra viskas. Yra baisu, bet nėra tragiška, bet dabar yra tragiška. Yra baisu ir tragiška. Ta prasme, tikrai žiauru. Aš nemaniau, kad taip stipriai nukris. Tikrai nemaniau. Man iki dabar mind blown yra, kur aš žinai, tipo tau prieito podcastą pasakiau, sakau, blemba, paskutiniai rezultatai Verstappeno nėra tokie stiprus, kad jisai galėtų tikrai garantuoti savo championshipą. Taip. Ir dabar ta kvalifikacija P7. Sujaukė. Tu man iš karto parašai tragediją ar košmaras ir aš sėdžiu ir aš pats net nesuprantu. Jo. Aš nesu super fanas Verstappeno, bet jis man patinka jo stylas, man patinka viskas. Ir kad jisai ant tiek nukrito, čia yra. Wow. Tai va, įdomu, kaip viskas atrodys Azerbaidžiane, nes tai vis tiek yra trasa, kuri biški Red Bullį anksčiau preferina. Taip. Tai ar tada paaiškės, ant kiek iš tikrųjų yra gili ta duobė, pati kartos. Tai va, tu norėjai paminėti dar Magnussen ir Stroll. Tai Strollą jau daugiau mažiau mes paminėjom su savo nesąmonėm. Magnussenas. Aš turiu to klausimą. Ar jisai nuspelnė tų 2 penalty points? Nes jisai gavo race baną. Taip. Nes aš skaičiau ir labai daug kas buvo... Ar jisai gavo tas penalty points, kada kai iš šono įvažiavo Gasly? Jo. Tai jo. Aš irgi manau, aš tikrai manau, kad tai buvo, nes labai daug kas ne, čia nesąmonė, jiem reikėjo time penalty duoti ir viskas. Aš manau, kad, Bet ten buvo avarija, Nes, daug kas argumentavo, kad čia buvo Magnusseno posūkis. Ir blem, aš stebėjau, aš specialiai įsijungiau tą vietą. Ten yra visiškas Magnusseno dive bombinimas, tai yra nerimas į posūkį. Čia jo movas. Tada jisai užsilokina ir įčiuožia į Gasly, kuris važiuoja pagal driving line. Tai yra pagal liniją, kurią visi važiuoja standartiškai. Racing line. Jo. Ir tada kažkas gina jį, kad čia per žiauru ir visą kitą, kur ten taip galėjo blogai baigtis, ten galėjo... Per žiauru, čia toks keistas išsireiškimas, kai pagalvoji, ką jis įveikė Miami. Kiek jis penalty points susirinko. Tai ten buvo per žiauru, žinai, kiek jis per vienas lenktynės 6 taškus susirinko ar kažkas tokio. Taip. Tai čia yra per žiauru, o čia... Ir aišku, ir tai jo įpročiai niekur nedingo. Ir staiga, kai jisai mato galimybę aplenkti, jisai nesusitvarko su savimi. Ir jisai tada, po lenktynių visas pasipiktinės, jisai, nepritarė, visą kitą. Na, jis nepritarė. Gaslis įgynė, aš nesupratau, kodėl Gaslis įgynė. Nes ten tikrai, aš tikrai stebėjausi, kad jie abudu išvažiavo sveiki, nes jie ratą su ratu trenkėsi, tenais buvo geras mūsų. Ir kaip tenais nieks nieko neįvyko. Aš manau, kad Gaslis žiūri kaip į, žinai, racing incident. Kas būtų, jeigu aš būčiau taip daręs? Ar aš norėčiau race ban? Nieks nenorėtų. Žinai, abudu iš balos išlipo sausi, tai dėl to aš galvoju, žinai, jeigu ten būtų suknisęs lenktynės, manau, bet tada tai tokį precedentą duoda. Tai vos bauskim vairuotojus, kurie yra ant ribos, žinai, gaut baną lengviau. Žinai, nebauskim taip, kaip visų baudžiam. Žinai, toks gaunas, kažkokia nesąmonė. Toks gaunas, toks kažkoks ne... Ta prasme, tai kam tada iš vis tos taškus skaičiuoti, jeigu jau, ale pasiekėm tą ribą, bet dabar, čia šį kartą, žinai, užmersim akį. Žinai, toks gaunas kažkoks, vėl, tada jau visi kaltins FIA. Tai vėl nepastovės taisyklės, priima sprendimus, kokius nori ir vėl lieka, žinai, kažkoks nesusivokimas ir taisyklės vėl yra lankščios ir tada vėl visi nepatenkinti. Tai šiek tiek pastovumo. Visiems buvo įdomu, kas bus. Ir Ir nusinulina taškai, kaip ir kalbėjom. Nusinulina? Nusinulina. Į nulį vėl jisai Tai kitas lenktynės jis vėl gali 8 penalty points. Jis gali gauti tada baną ir tada vėl nevarys. Ir vėl nusinulina. Bet tai nesąmonė, čia yra jo paskutinis sezonas. Ir kas? Tai jis gali dabar, jam Hasas, davai, žiūrėk, mes tau dar 3 lemus numetam. Tai gerai. Ir tu pabūk crash mobilių. Tai gerai, o ką?
Tai žiūrim lenktynės. Nesąmonė. Nu, bet nusinulina. Nu, bet tai žiūrėk, aš visiškai... O gerai, ką tu darytum? Nu, bet tai žiūrėk, dabar jisai kitos lenktynės ateina, vėl nesąmonės daro. Nu, tai Magnusen. Tai vėl banini. Tada jau banini 2 lenktynėms ar kažką, penaltį įduodi, babkių penaltį. Nu, tai ir galvoji, nu tai taip, nu tu ir tada priims sprendimus. Nu, gerai, o ką tu darytum? Skaičiuoji toliau taškus? Ne, duodi, tarkim, dabar jeigu gauni dar 3 penalty pointus, vėl banas. Arba negali iš viso prasibauduoti. Bet tai čia nesąmonė, nu ta prasme gerai, tai tų visokių incidentų būnagi. Nu tai gerai, bet tai žiūrėk, krepšinėje, ne? Krepšinėje tu komanda susirenka 5 baudas, tada jau visada yra kiekviena bauda, visi metai baudinius. No. Lygiai tas pats, aišku, čia žiauriau. Tipo. Nu, tu gali kažkokį kiekį baudų prisirinkti be pasiekmių. Nu tai kaip ir dabar yra. Taip. Nu yra ten tos minimalios pasiekmės, bet tebūnie. Bet, nu, tu susirinki pakankamą kiekį ir čia per metus laiko. Čia nėra taip, kad tu ten per vienas lenktynės ar dar kažką. Nu, blemba, aš manau, kad... Man tai logiška yra. Sakai? Man logiška, nu, taip, gali tau, ar ne, būt logiška. Ta prasme, aš tiesiog nelabai žinau, kokia būtų logiška alternatyva, jeigu tu taip paskiau baninsi kiekvienas lenktynės tau, ar kas antras lenktynės tau. Na, bet pažiūrėk, jis sugebėjo 4 lenktynės iš eilės nesibauduoti. 4 ar 5. Aš tikiu, kad jis gali ir likusis nebesibauduoti, jeigu jis labai norės. Ne, tai taip. Bet, ta prasme, bet tų visokių incidentų būna, kartais ir tas, žinai, FA gal klaidą padarys ir panašiai, žinai. Ir tada iškart banint, bet ir vėl, kiek tai kainuos tada pačiam tam Hasui. Traukt rūkys, žinai, tipo, keisti jį. Taigi čia belekas, ta prasme, čia insane būtų mano galva, jeigu banint už kiekvieną. Dėl to tu neėmė į komandą Magnuseną. Ne, nu, žinai, tu jau dirbi su kortom, kurias turi, žinai, tipo, čia jau viskas, čia jau šitas dalykas. Mano galva, taip yra logiška, kad jisai nusinulina taškai, nes, šiaip race banas, nes pagalvok iš esmės, kas tai yra. Tai yra taškų sistema, kurią tu susirenki, darydamas, tarkim, kažkokius tenais, pažaisdamas taisyklės, ne, vairavimo trasoj ir už tai gaut baną, kad nebeišvažiuoji vienas lenktynės visai, nes tu prisirinkai taškų. Blemba, čia ir žoska bauda. Gerai, jisai nekovoja dėl championshipų, nes korina pastovi taškų, bet jeigu tai būtų kitas vairuotojas. Žinai, tipo, Schumacheris yra gavęs, bet jisai yra gavęs juodą vėliavą ir už tai gavo 2 lenktynių race baną. Okay. Sezonuose, kur būdavo po 12 lenktynių, po 10 lenktynių į sezoną. Bet gerai, bet jisai vėl, tai tą patį pointą. Visi važiuoja pagal tas pačias taisyklės. Ir jisai, aš galvoju, nusipelnė tą baną ir tie taškai galėtų, žinai, neliktų taškų ir panašiai. Aš nemanau, kad čia yra kažkoks blogas sprendimas ir šiaip, žinai. Aš manau, kad kažką permastyti vis tiek reikėtų. Gal maniškis variantas ir nėra teisingas, bet kažką, kad nusinulina. Too good to be true, žinai. Tai tada tiesiog vieną komandos narį pasiemi labai greitą, kitą pasiemi tokį, kur kamikadze. Visas lenktynės visada nesąmonių daro. Bet kam? Kas iš to išlašė? Visi susirinkit, tu crash damage, kitiem privarai nesąmonių, visi nepatenkinti. Niekas iš to neišlašė. Tausme, tu esi žiniuose ne dėl to, kad tu pirmas įskorinai. Aš turiu manį, kad Haso situacijai. Žinai, kur jie, kartais gali tą vieną tašką pasimti. Ir kai Magnusenas nesąmonės darė tam, kad Hülkenbergas važiuotų į taškus, tai lygiai tą patį daryti. Ir visada taip daryti. Nes tu gausi vieno reiso baną, tu pasiemi tada vietoj Magnuseno Biermaną, jisai pravažiuoja. Bet vis tik tu žiūri į kaip tai atrodys bendrai. Tausme, jeigu tu imsit po 1, po 2 taškus ir tavo antras vairuotojas garačiai iškirtinėja likusi, žinai, gridą, žinai. Tipo, esi žiniuosi tik dėl to, nes tavo strategija yra iškirs pusę mašinų tam, kad tu gautum 2 taškus. Nelabai įsito. Aš šiaip, žinai, norėčiau pamatyti tą. Bet, tu kaip žiūri savo vis tik reputacijos. Ir tu kaip lenktynininkas, pavyzdžiui, Magnusenas, aš įsivaizduoju, kad gerai, gal ir Formulė 1 su ir baigia reikalus, bet jis tai dar lenktyniavo. Gal kokiam, žinai, endurance arba kažkur, ne? Yra tų championshipų. NASCAR. Tai, tu prasme, ir tu nenori atvaryti NASCAR, kaip tas bičias, kuris kas antras lenktynės iškirsdavo 10 mašinų, žinai, taip? NASCAR tai ten gautų 30 mašinų. NASCAR tai ten jo, vieną ratą nesugebėjau pravažiuoti, neišsirikirti. Bet, aš tik galvoju, kad kažkaip viskas, kiek gali būti logiška, tai yra, aišku, visada yra kur tobulinti. Aš suprantu tą pusę, kad biški, vėlgi,
gal aš žiūriu iš tos pusės, kad mano galva vairuotojų reis banas yra didelė bausmė. Tai, ne, aš net nesiginčiu. Man tas, kad nusinulina. Čia yra bet man atrodo, kad ir dėl to nusinulina, nes bausmė yra tikrai daug didesnė, žinai, negu, didelė bausmė. Gal. Žinai, aš galvoju, kad logiška yra iš esmės. Anyways, čia žodžiu, Magnusenui. Bus įdomu pamatyti, kaip šitas dalykas per visus metus, per daug metų developinsis. Jo. Vystysis. Jo. Tai ko mes su Kristijonu paminėjom pradžioje? F2 ir F3. Mes žiūrėjom ir F2 ir F3 lenktynės kartu. Mes pasilepinom šį savaitgalį, mes turėjom daug laiko ir mes pasižiūrėjom, mes atvirai pasakius, mes pamatėm F3 highlightus ir supratom, kad reikia pasižiūrėti. Reikia pažiūrėti. Pamatėm F2 highlightus, reikia pasižiūrėti. Jo. Tai F3 įvyko šį sezoną paskutinės lenktynės. Taip. Ir jos įvyko su didžiuliu tokiu wow. Su dideliu wow. Tai prasme, kas nežino, F3 turi 10 lenktynių, tik maždaug 2 lenktynės į mėnesį gavosi. Kažkas tokio. Jo, ir baigėsi ties Monza. Wow. Tai prasme, mano galva, irgi Šitas lenktynės buvo per visą savaitgalį, man atrodo, tikrai favoritas. Tai prasme, wow, kas ten kiek visko vyksta, ten prasme, siūlau hebrai atsisukti ir pažiūrėti, susiraskit streamą arba kas F1 TV turit. Labai, ten nėra ilgas lenktynės, jie važiavo 22 ratai, 40 minučių iš viso. Kiam minučių gavosi visas ta transliacija, kurią mes žiūrėjom, ir tai buvo labai daug įvykių, visą kitą, aišku, tų pavardžių nežinosit, greitis mažesnis, bet labai daug veiksmo, labai daug. Ten ir stovi kažkas iš trasos per žolės, ten kaip žolė apie varo, žvyras kyla. Ta prasme, pirmas posakis, tengi per tos visus barjerus. Taip. O, dieve. Ir šiaip ta čempionšipo kova tarp 3 buvo vairuotojų. Ne, čia jūsų F2 maišai. Ai, sorry. Jo? Jo. Prieisim ir prie to, bet gerai. F3 laimėjo mūsų highlightus paaukštinantis, koks jo pavardė? Fornaroli. Reikėjo net užsirašyti, nes nei aš, nei tu nežinojom. Jisai laimėjo championshipą tik dėl to, kad jisai paskutinio rato, paskutinėme posūkyje sugebėjo aplenkti, įkišti nosį ir laimėti. Jo. Tai tikrai buvo... Ir bičia, aš įtariu... Sorry, tu buvai teisus. F3 ir buvo tarp 3 žmonių. Tarp 3 žmonių. Fornaroli, Mini ir Brauninis. Taip. Čia aš jau susivėliau. Jo, nieko tokio. Tai esmė, kad Fornaroli, man jo visas vairavimas, jisai nežinau kiek sykių, bet daugiau negu vieną kartą flat spotina, tuos medėjant stabdžių, pirmas posūkis, pračiažė ir kala toliau veiksmą. Ta prasme, jisai Čia apie Fornarolį tu turime? Jo. Bet man atrodo, kad jisai vieną kartą klaidą padarė ir jiem pradėjo jau, kadangi flat spotas, tai jau... Bet ne vienas buvo flat spotas. Ne, tai turime nei, kad jau po to, pastoviai kartojas būtent dėl pirmo incidento. Dėl pirmo flat spoto. Bet jisai susitvarkė, jis greičio tiek neprarado. Taip. Besme, pirmiausia, Gabrielė Mini, jisai kaip ir nelabai sugebėjo aplenkti, jisai kaip ir vėjas varė iš galo. Ir tas Fornarolis visą laiką pirmavo. Ir tada jisai padarė porą klaidų ir Minis pradėjo labai lenktis. Ir galiausiai aplenkė Minis jį ant pačio galo, nors iki tol tai žiauriai. Iki tol jie žiauriai vienas ant vieno važiavo. Ir aš nežinau, tas vairavimo stilius Fornarolio man pasirodė labai agresyvus, pirmas dalykas, bet toks paskaičiuotas. Aš nenustepčiau, kad jisai iš tikrųjų F2 sužibės ir atsiras labai greitai radaruose ir F1. Man jo vairavimo stilius pasirodė labai stiprus. Labai. Tai va, jisai laimėjo F3 ir jisai jau kitą sezoną bus F2. Tai kad žiūrite F2, tikėkitės Fornarolį. Neatsimenu, į kurią komandą jisai išeina rašę, bet neįsidėmėjau. Nes tos visos komandos ten tokios kaip gaming komandos, man tokia, žinai, tipo... Sakėdien, high-tech. Tai. Prema Racing visi žinom, bet... Prema Racing, jo. Tai yra Ferrari antrinė komanda, kurioje yra Antonelis ir Bermanas. Taip. Bet dar paminėsiu apie Fornarolį. Tiesiog, tas lenktynės man tiek įsiminė. Aš įsivaizduoju. Su Mini kova, kad Mini nors jisai jį ir aplenkė ant greičio, ne? Ir finišavo aukščiau, bet Fornarolė turėjo neatsilikti. Lyda didesnė. Jo, kad Minis būtų laimėjęs čempionshipą, Fornarolį būtų turėjęs užbaigti už
dar vienas mašinas. Minis finišavo antras, Fornaroli trečias. Jeigu Fornaroli būtų finišavęs ketvirtas, būtų pralošęs. Jo, būtų pralošęs. Ir gavosi, kad taip ir buvo, iki paskutinio posūkio. Iki paskutinio posūkio Fornaroli buvo ketvirtas. Tai Minis laimėjo, finišavo aukščiau. Jis tai laimėjo, tarkim, tas lenktynį varžytuvės, bet bendrai paėmus Fornarolis laimėjo čempionšipą. Ir jis tai, manau, laimėjo ne kartą nelaimėjęs lenktynių. Fornaroli, taip. Mr. Consistent kaip. O tas pirmoji vietoje ten labai keista pavardė ir aš bandžiau ją ištarti ir neištariu. Tai tas bičas metiniai, dėl šitos pergalės, metiniai įskaitoj per 4 vietas pakilo. Į top 10, ten į 8 ar 7 vietą. Maladės, ne, visi tie bičiai važiavo. Tažnai, Browningas irgi jisai varė beleko, jisai gerai atsimenu iš Williams, ne, yra akademijos, jisai belekokias geras lenktynės varė, iki kol nesusimovė, iššovė iš to visą askarį šikeinę, rovė lauk iš trasos, išsijo ir išsinešė dar 3 mašinas. Ir, man rodos, iškrito lauk 2 iš lenktynių ar tos pačios 3 ir jisai pasikeitė front wing ir jo lenktynės baigės. Bet iki tol tai būtų buvusios, 3 ar 4 mašinos, kurios tipo varo toe-to-toe dėl pergalės. Iš tikrųjų, belė kaip gerumo lenktynės. Dar verta paminėti, kad F3 nėra privaloma pitstopai. Ko aš, pavyzdžiui, nežinojau. Tai buvo tas toks naujiena. Tai jeigu tu pitstopą privalai daryti dėl to, kad turi pradurtą padangą, dėl damage'o, dėl kažko, labai mažai šansų, kad tu atsigausi. Jo, nes kas iš tikrųjų dar atsikreipia dėmesis, kad yra labai, kaip tas įvardinti, maži tarpai tarp mašinų, mažas skirtumas. Atstumai, jie visada, kadangi tai yra tas stokinės tos mašinos, spekinės mašinos, tai reiškia, kad jų greitis praktiškai visada yra vienodas, detalės vienodos, sponsoriai skiriasi, vairuotojai skiriasi, tai vairuotojai labai dažnai tiesiog non-stop vienas paskui kitą važiuoja, tai 20, ten kiek, 6 mašinas, 7 mašinas. Taip. Ir jos, ta prasme, vienoje linijoje važiuoja. Tai visada viena klaida. Visada visi pajaučia. Viena klaida, kažkas išėžė iš trasos, iš karto, ta prasme, ten kiek buvo gerų momentų. Visada vyksta kovos. Visada, jeigu vienas krešina, didelė tikimybė, kad daugiau krešinis. Ta prasme, labai daug tų tokių, Formulė 1, smagu žiūrėti, didelis greitis, visai kitoks sportas negu Formulė 3. Iš tikrųjų kitoks. Jaučiasi, žinai, šitas pats, kad žiūrėt boksą ir žiūrėt gatvės boksą be taisyklių vos, nežinai. Realiai panašiai, toks, tos menestės, kadangi tai buvo paskutinės lenktynės, visas jaunimas jautėsi, kad turi dabar parodyti, kad gali pakliūti į F2. Tai visi važiavo, kaip už paskutinės lenktynės. Važiavo, ta prasme, iki pergalės. Nes, sunku palyginti, kaip čia pasakyti, palyginus F2 lenktynės buvo žymiai ramesnis. Bet jiems dar ne finalinės lenktynės. Nes ne finalinės lenktynės. Ta prasme, ten jaunimas biškelį kitaip važiuoja. Ten jie ir tauposi ir panašiai. Taip. Honorable mention, tai yra garbingas paminėjimas, kad Lindbold vairuotojas, F3 vairuotojas, šių metų rookie, 4 vietą metinį. Tai irgi tipo... Žiauriai geras. Nėra, kad čia čia kitas Verstappenas, bet vis tiek tai yra, tikrai, kai yra daugiau negu 20 vairuotojų, tai yra 20 kiek ten, 7 ar kiek, ir tu 4 vietą paėmė pirmais metais, tai yra tikrai geri rezultatai. Taip. Tai F2, kokie įspūdžiai tavo? Biški ramiau. Man labai buvo įdomu pasižiūrėti Bermaną, buvo labai įdomu pasižiūrėti Antonelį. Naują Mercedeso vairuotoją, tarp kitko, mes šitą nepaminėjome. Pagaliau, netikėta, aš taip nesitikėjau, mane labiau nustebino negu Williamsų vairuotojas. Šitą dalyką visi senai jau kalbėjo, tipo, jeigu ne Verstappenas, tai Antonelį, tai turim Antonelį kaip Hamiltono sėdynės užėmėja. Pasiekė. Šiaip labai faina Antonelį pasakė frazę, kad aš niekada nebūsiu toks geras kaip Hamiltonas. Tai yra labai didelė batai užpildyti. Realistiškai žirbičias. Tipo, tai toks biški down to earth pasirodė, nežinau. Bet F2 jisai biški padavė kontentą. Biški, ką žinau, aš nežinau, kaip jie taip kalba, kaip apie ten kitą Maksą. Ir žiūrėt, ką mačiau, tai toks buvo, bet... Įdomu, kokia ta jų mašina, vienas dalykas. Kitas dalykas, Bermanas su Ferrariu pirmą kartą važiavęs 7 vietą paėmė. Antonelį jie aplenkė ir turi 2 daugiau taškų F2 negu jisai.
Tai, nu, tipo, rezultatai sako tą vieną. Jie šiaip važiavo labai ilgai kartu, nu, tasme, vienas su kitu. Bermanas ilgiausią laiką važiavo lydę. Jo, ir, nu, bet jie vienas, nu, įtaliojas, tai tas aplenkė. Tai buvo gal arti, bet paskui ant pačio galo jo Antonėlis apsilenkė ir nurovė ir viskas. Taip, ir labai nurovė, Bermanas neparodė tokio peiso. Neparodė. Kitas labai toks įdomesnis dalykas. Turim vieną iš retų atvejų, kada iš paskutinės vietos paėma pirmą vietą. Iš 22 vietos Bortoleto paėma. Bortoleto, jo, jisai labai laiku nepitino, kaip didžioji dalis. Ne, pirmas 8 vietos pitino. Jo, ten yra, žodžiu, F2 tai yra privalomas pit stopas, kažtai gali arba tarp pirmų 6, tarp 6 ir ten 9 ratų kažkas tokio, open yra pit window, arba gale. Taip. Paskutiniai, tipo, tarp paskutinių ten 6 ratų gali, tipo, pitint. Taip. Tai Bortoleto pasirinko pitint kada? Į galą, ne? Į 9-10 ratą. Jo, ir tada įvyko safety car. Nes įvyko krešas. Grinai ratas, vienas ratas po to, kai visi pradžioj pitino. Tai yra visas top 8 pitina. Šiaip jis pradžią, tą pirmą stintą turėjo žiauriai stiprus. Antrasis jau buvo 16. Taip. Kai visi pradėjo pitinti, jis jau buvo ten ar 14. Ir tada visi pitino ir jisai jau, bum, 5. Kažkas tokio buvo. Man atrodo, kad kai visi pitino, jis jau tada buvo numatytas, kad bus pirmas. Nu, tebūnė, jo. Tai gal labai klystu, gal... Nes aš pamenu, kad jisai tikrai apsilenkinėjo. Kad ne, pradžioj tai jisai labai gražiai apsilenkinėjo. Nu, tipo, kad po to, kai pitino, dar nebuvo pirmas, nu, žodžiu, nesvarbu, bet žodžiu, jau tada buvo top 5, ne? Tarkim, top. Ir tada jisai tikrai užkūrė belę kokias lenktynės. Jo buvo lenktynės, taip vadinkim, gal nelabai ten veiksmo daug. Bet, ta prasme, jisai taip stabiliai, greitai ir apsilenkinėjo visus. Jisai labai tvarkingai, labai gražiai suvažiavo visą kitą. Tai jisai važiavo kaip nieko neturintis prarasti. Jo. Taip ir buvo pačioje lenktynių pradžioje, kad paskutinis P22 buvo. Jo, 2-2. Ir prašau, visiškai taip lengvai savo. Važiavo savo. Jo. Tai bičiukas tikrai užkūrė irgi neblogą tokį statistiką iš 22 į 1, tai tas buvo žiauriai smagu žiūrėti. Tai va, bet kaip tu vertini tą F2, pavyzdžiui? Kaip tau patiko? Įdomu vis tiek pasižiūrėti, nes tai yra F1 Future. Jo. Tai kas kaip važiuoja, tai Hadžaras, pavyzdžiui, kuris yra metiniai įskaitoj pats pirmas, atvažiavo net netaškuose, bet būtent dėl tos pačios priežasties, kad blogų laikų papitino. Jo. Tai automatiškai jį turėsim kažkada F1, aš manau. Ir dar tas įdomus dalykas, kiek sakė yra skirtingų laimėtojų F2? Realiai nebuvo. 12 ar 14. Hadžaras vienintelis tik tais 2 lenktynės te laimėjo. Taip. Metų pradžioj. Ir dabar visą laiką keitėsi. Bet man atrodo, kad šita statistika įeina su sprintu, nes kažkaip matematika tada nesigautų, man atrodo. Gal klystu, bet žinau, kad šitą faktą, kad tenais ar 12, ar kiek race winnerių šiais metais yra. Jo, nes ir sprintas, turbūt su sprintu, nes ir Antonėlis ir sprintą laimėjo, ir Bermanas laimėjo. Ir Bermanas laimėjo. Jo, tai nebuvo, kad vienas vairuotojas uždominuotų smarkiai. Tai va, irgi labai tas toksai, nes lygiai taip pat stokinės mašinos. Stokinės mašinos. Vienintelis dalykas Formuliai 2, ką ties mašiną galima daryti, tai yra aerodinamika. Jo. Tai visos mašinos daugiau yra vienodos, tai kai visi šneka, man norėčiau, kad Hamiltonas su Verstappenu į vieną mašiną susėstų ir pasivaržytų. Tai va čia basically yra tas. Tai va, tai šiaip, bet kalbant, dar grįžtam prie Antonėlį, aš pamenu ir kalbėjom, kad grinai kaip jis vairavo, taip matęs ir jis tą Mersą, kad spaudė. Taip, tai visi ir pasakė, jisai važiavo kaip kvalifikacija. Kaip tas pats vairavimo stilius buvo ir F2, tai visi tas jo, toks, agresyvus, jisai jau spaudė normaliai, tik tiek, kad F1 mašinos yra kur kas, jautresnis. Ir labai pakišo Ruseliui padnoškę, nes Ruselis antros trening dienos neturėjo beveik. Jisai ant galo ten išvažiavo 2 ar 3 ratus tik tais, man atrodo. Jo. Tai biškitas toksai, kur žinai. Jo, bet vis tiek Mercedesas pasirinko, reiškia, kažką parodė. Ta prasme, kaip Toto sakė, jau geriau turėti, žinai, gerą rezultatą ir sulūžusią mašiną, negu ten
turėti ne kažką rezultatus pastoviai. Tarp kitko, Tai tipo... kalbant apie Toto, tai Toto lygiai tą patį apie McLareną pasakė, kad jiems taip reikia susijimti, jie tiek yra nepasiruošę laimėti. Jo. Čia visi yra, visi žiniasklaida, visi, kas žiūri, jaučiasi, kad yra iš tikrųjų ten kažkoks išvažiavimas. Visiškas nuo proto nuvažiavimas. Tai va, kaip mūsų planas atrodo, aš viską aptarėm šiandien. Liko tik vienintelis gražus dalykas – Azerbaidžanas. Jo. Azerbaidžanas yra man viena iš tokių unikalesnių trasų, vos ne kaip Monakas, kuriame sunku aplenkti, tai yra sunkiausia aplenkti, taip Azerbaidžanas su savo 9 laipsnių posūkiais. Ir ne vienu. Jo, tai jisai toksai, kur, ten yra daug labai lėtų posūkių, tai yra, kur tu į antrą pavarą šoki, kad įvažiuoti į tą posūkį. Jo. Tai labai įdomu bus pamatyti. Šiaip visada, aš visada taip sakau, kad visada užkuria veiksmo, bet, čia F1. Jo. Tikrai būtų gerų momentų. Žiūrėjau, kur yra inconsistencies Red Bull'o, tai labai įdomiai. Vienose, pavyzdžiui, dabar Monzoje, vienose lėtose posūkiuose jie gerai važiuoja, bet neturi ant tiesiųjų peiso, tai yra greičio. Tada važiuojant tam pačiam vienam rate ant galo nebeturi ant lėtųjų posūkių. Tai ką turėjau omeny, kad mašinas kaip traktorius all over. Jo, kad visiškai vienam posūkiui. Nes kas buvo ir šiaip dar grįžtant prie kvalifikacinio, ką su Red Bull'u pamenu, tai kad tas važiuojant Q2 buvo geresnis už Q3. Taip. Q2 buvo dar su naudotom padangom, o Q3 su naujom. Ir nesąmonė. Ir, ta prasme, mašina buvo absoliučiai nestabili. Tiek Perezas, tiek Maksas kalbėjo, kad čia, žodžiu, kad mašina nevažiuoja. Neatsako visiškai į inputus. Ką tu darai, jinai nedaro. Visiškai. Dar girdėjau, kad jinai negali važiuoti normaliai per tuos visus bordiūrus. Taip. Tai žodžiu, nieko geras tas mašinas. Tai va, ir šitas dalykas gali, dabar taip mąstant, Azerbaidžane dvigubai kas išikna, nes ten, taigi ten pastoviai yra. Ten taip, tiesiogiai nėra bordiūrų. Tenais ta trasa yra žiauriai sudėtinga vairuotojų. Taip. Bet labai iš tikrųjų, labai atpildanti. Nes tikrai man asmeniškai daug gerų Koks, pavyzdžiui, tavo yra įsimintinesnis momentas Azerbaidžano? Kaip Leclercas krešina į tą. Aš apie tą patį galvoju. Aš dabar dar netgi tą mymą prisiminiau, kur jisai važiuoja į tą posūkį, krešina. Parašyta, kaip yra muscle memory. Muscle memory, jo. Per simuliatorių. Ir ne vieną kartą. Taip, muscle memory. Muscle memory. Tu ten tai geras momentas buvo. Ir jis ten, man rodos, ar jis nelydina dar lenktynių? Ne. Bet, žodžiu, tai buvo žiauriai geras, ta prasme, momentas. Man dar, kas įsimintinas, tai aišku, Hamiltono stabdžiai, Breaking Magic break, kaip ten, breaking. Tu turi menį 21 metais, kai jisai... Pirmam posūkį ant restarto, jo perkaito stabdžiai ir jisai... Tuo pačiu metu, kai Verstappenui sprogo padangos, Red Bulliai parinosi ir tada gavos, kad jisai jo stabdžiai perkaito ir Perezas laimėjo. Ir Perezas laimėjo lenktynės. Bet tas momentas, kai Hamiltonas tiesiog, aš pamenu to... Taip intensyvų buvo, kada tos lenktynės buvo tokios užkaitusios ir aš sėdžiu ir matau, Hamiltonas nulėkė tiesiai. Taip. Kaip žiauru buvo žiūrėti. Ir Perezas laimėjo. Taip, Perezas laimėjo. Perezas irgi šiaip iš tikrųjų istoriškai palankesnė trasa. Jo, visai nesiginčiu iš tiesų. Tai įdomu, kaip ar jisai kažką galės parodyti tada, ar kažką, nes jeigu jie nori Red Bulliai čempionatą išgelbėti, tai va, Perezas, prašau. Bus įdomu pamatyti. Man Azerbaidžanas yra viena iš tų tokių trasų, kur tokia biškė, įmeskim pipiriuką į sriubytę, žinai? Gali belekas, arba gali būti nieko. Bet dažniausiai kažkas būna. Tai yra tokia tikrai sunki trasa. Bet būdavo juk anksčiau sezone ta trasa, ne? Nebūdavo taip vėlai. Iki pertraukos. Jinai anksčiau būdavo, jinai ženkliai anksčiau būdavo, jinai būdavo viena iš 5 pirmųjų trasų. Jo, ir dabar... Bent jau praeitais metais tikrai buvo, man atrodo, 5 trasa. Ir dar buvo prieš tai. Taip, jinai visada anksčiau būdavo, kad šiais metais taip vėlyvai, tai keista net. Tai įdomu, kokia įtaka, ar turės kažkokia įtaka, žinai? Irgi yra, jo. Žinai, čia Formulė 1, čia oro slėgis, viską keičia taškus. Taip. Tai va. Tai va, tai šiandieną, man rodos, aptarėm viską. Salytė nusileido, šiandien
pakeitėm aplinką dėl apšvietimo ir šiaip dėl biškelį patogumo. Tai žiūrėsim, kaip atsižvelgsim į tai ateityje, ar ne? Nu, žiūrėsim. Kuo toliau, tuo tamsiau, tai reikės kažką ir mąstyti, dėliotis, galvoti. Jo, boksai galbūt atsiras studijai kažkada. Nedaug dievė. Nedaug dievė. Abu nenorim, bet žinom, kad reikės tikrai. Jo, žiūrėsim studiją, kur grilinė priima. Niekas, suderinti. Tai va, tai malonu buvo pašnekėti, pakalbėti apie Monzą ir visas aktualijas. Tai galit palikti komentaruose, kaip jums praėjo šitas lenktynės. Ir jo, ką turiu pridurti? Aš manau, tiek šiandienai mes nusimato tikrai smagias lenktynės Azerbaidžane. Taip. Laukiam, nesulaukiam AJ Newey sprendimo, kaip ir sakė, kad rugsėjo ateis naujienos, taip ir tikriausiai ateis. Taip. Ir jo? Jo, čempionatas važiuoja. Jo. Komandos dėl taškų pešasi. Labai daug visko ir aš džiaugiuosi, kad turime exciting sezoną. Jo, tikrai labai geras sezonas. Taigi, aš buvau Dominikas. Aš buvau Kristijonas. Taigi, iki kitos savaitės. Bye bye. Bye bye.